Sveiki, gerbiami kanalo stebėtojai. Štai esam Kalvarijoje, pačiam centre. Štai dabar žiūrėkite, grandiozinis buvęs pastatas yra griaunamas, jau tiksliau visiškai nugriautas. Šitam pastate, kur irgi išnuomojamos patalpos, čia sovietmečiu buvo, kaip sakyti, prekybos toks centras, parduotuvukės visokios pirmam, antram aukšte, o dabar čia yra nugriautas pastatas, kuriame buvo trijų aukštų pastatas. Įdėsiu iškarpą, dar esu nufilmavęs. Pirmam aukšte buvo irgi parduotuvėlė, visokios ūkinės, ten žaislai, tokios pramoninės prekės. Antram aukšte buvo valgykla, o trečiam aukšte buvo restoranas. O dabar paskui buvo čia pirmam aukšte įkiniai įsikūrus, o antras, trečias aukštas nefunkcionavo daug metų ir dabar nupirko iki ir čia įkurdins prekybos centrą. Tai perėsim į kitą pusę ir pafilmuosim, parodysim tą planą, kas čia bus. Štai perėjom į tą gatvės pusę. Tiesiog netyčia spaudoj pamačiau, kad yra nugriautas šitas pastatas. Tiesiog istorinis. Vertysės, aišku, jokios neturėjau, bet labai senas. Gaila, kad nesužinojau, būtų nufilmuota griovimo darbai, kai buvo pradėta griauti. Būtų buvę labai įdomu. Ir štai šio pastatėlio jau nebėra. Atrodo, aišku, siaubingai, kaip subombarduota, kaip po kokios atakos, kaip po bombardavimo. Neįtikėtina, kad čia buvo šitoks pastatas. Štai kas čia bus pavaizduota. Nu, gal ir šaunu, bus funkcionalus, sutvarkytas labai gražiai, kaip sakyti, teritorija, ir bus naujas pastatas. Bus nauja parduotuvė. Nu, va taip. Pasirodo, pertvarkos vyksta ne tik didžiuosiuose miestuose, Kaune ar panašiai, ir Marijampolėje, bet šaunu, kad vyksta ir mažuose, ir Kalvarijoje. Tai yra šaunu, kad vyksta tokios permainos. Štai kokia technika galinga griovimo, net netekę niekad matyti tokios. Čia perdirba tą visą statybinį laužą šitą techniką, susmulkina ir šaunu, galima pilti kurį griovius. Čia galėtų atvežti į Marijampolės Šunskų seniūnijos duobes kelius užpilti, kur ūkininkai jau nebepravažiuoja, kur aš rodžiau reportažą, kur ūkininkai ir miškovežiai tik tai išlaužo, išgadina kelius. Va čia šitokių grūzų tai labai reikėtų.
Tai va, matot, kas čia vyksta Kalvarijoje, kokios pertvarkos. Jau nebebėra šio pastato. Kaip čia jums parodyti, kad be tų grotų. Nu va. Dar čia truputį matau plyšį. Tokį plyšį, tai čia per tą plyšį parodysiu. Štai va, mėlyjeji. Bus Kalvarija, turės naują centrą. Tai va, truputį dar turiu laiko iki autobuso. Tai dar pafilmuosiu aš jums. Čia va, matot, tas nugriautas pastatas, kur filmavau. O dabar praeisim dar šitą gatvelę. Čia kai mokiausi technikume Kalvarijos 1985 metais, tai čia labai viskas buvo išvaikščiota šiom gatvelėm. Štai čia toksai labai irgi šauniai sutvarkyta vieta, turgelis. Labai šaunu aikštelė. Štai čia negyvenamas namas. Šitą gatvelį veda link bažnytėlės, link tokio pastato, kur buvo įsikūręs Kalvarijos infekcinė ligoninė skyrius, kuriame aš gulėjau 79 metais, būdamas 3 klasėje, sirgau gelta. Kokie senoviški pastatai išlikę nuo prieškario laikų. Labai įdomu. Čia labai atsiveria gražus vaizdas. Vai bažnytėlė į šitą parkelį. Kaip matote, kaip iš atviruko. Labai toksai nuostabus vaizdas. Ten dar yra sienos piešinys. Priartinsiu, kiek čia jų matosi. Įdomu. Gražiai sutvarkyta. Reikia man suktis greičiau, kad spėčiau į autobusą. Kad nepraleisčiau autobuso. Tai vartėjom link to pastato, kur buvo tas infekcinis skyrius. Bet kažkaip nebijojau. Jaunas buvau, kaip sakyti, trečiokas. Ir visiškai iš ten nepasiilgau nei tėvų, begulėdamas toj ligoninėj. Ten vienoj palatoj buvo mūsų daug, maždaug mano bendraamžių. Kažkur tik tai kelių metų skirtumas. Tai ten susidraugavau. Atsimenu, toksai gulėjau lelešius. Deja, vardo neatsimenu. Taip labai
Labai įdomu. Čia visur gatvelės. Štai va šitas pastatas. Čia buvo infekcinis skyrius. Dabar Kalvarijų savivaldybės neįgaliųjų draugija. Dar ateinu iš kitos pusės. Įsitikinti, ar tikrai šitas pastatas. Turi būti toksai langas. Nu, jau yra langai. Tai atsimenu, guliu antram aukšte. Tai va, tas vidurinis langas buvo koridorius. Tai su tėvais tik tai bendravau per tą langelį, nes infekcinis skyrius buvo neleidžiama lankytis į vidų griežtai. Ir tėvai tik paduodavo seselį kažkokį lauknešėlį. Atsimenu, labai buvo skani slyvų uogienė, kažkokia bulgariška. Tais laikais į nupirkę atvežė. Tai buvo labai skani uogienė. O kad nesumaišyčiau, gal ir šitas. Bet nežinau, tikriausiai tas. Nors šitas toks didesnis. O jeigu klystu, tai arba tas, arba šitas. Vis dėlto vaikas mažas, ką ten atsiminsi. Tai arba šitas, arba nas pastatas. Svarbu šita vietovė. Kažkuri šita tiksliai vietovė. Svarbu atsimenu. Nu va čia, arba šitas, arba tas, kur rodžiau. Tai atsiminimą, aišku, tokį pavalio truputį ekraną. Man atrodo, gal buvo apsinešęs viskį. Truputį, reikia sakyti, truputį apsinešęs, kad geriau jų matytųsi. Žmonės susitvarkė, kiti labai gražiai, ir šitas pastatas, kas turi lėšų pinigėlių, tai gražiai ir tvarkosi, viskam reikia pinigėlių. Bet šaunu va Kalvarijoje, žiūrėkit, kaip tvarko šaligatvius, kaip gražiai, aišku, čia pratęs toliau tvarkys. Štai ir čia va tvarkyta ir truputį nepabaigta. Šitie pastatai, aišku, mena ir prieškarių, ir karą, antrą pasaulinį karą, ir visas negandas, seni pastatai. Tai labai įdomu. Tokie seni pastatai ir džiugu, kad juose gyvenama. Tai štai tokia ta Kalvarija. Šitas senas pastatas, būtų įdomu jame pasikuisti, kur palėpėje. Gal kas įdomaus yra. O štai va, įsivaizduot vaistinį, kuri funkcionuoja iki dabar. Ir 1985 metais taip pat šiame pastate buvo vaistinė. Čia atbėgdom iš technikumo nusipirkti tais laikais labai populiarių mėtinių tablečių.
Ir C vitaminukai tokie buvo rusų gamybos ir tos mėtinės tabletės buvo labai tarp vaikų jaunimo populiaru. Tai atėjom į autobusų stotį. Tikiuosi autobusas neišvykęs. Nereiks paskui ilgai laukti. O štai ten tolumoje tas mūsų pradžio filmuotas nugriautas pastatas. Tai labai bus įdomu po to pažiūrėti ir padaryti nuotraukas, kaip jau bus viskas sutvarkyta. O kągi, mylieji, iki.